Sveiki visi dar kartą. Sugalvojom vakaro pašauti raudelių, karšiukų pagaudyti į Rėkyvos ežerėlį. Gal rasim kokią vietelę. Šiandien vėjas šiaurės rytų. Ne kažkas, 20 man atrodo metrų į sekundę. Žiūrėsim, ar rasim vietos, ar bus daug žvejų. Karšiukų, ešeriukų, raudelių. Ežeras negilus, va, suksim pakrantės. Čia rasim tokią saulėtą vietelę, tikiuosi, nes kitur neįmanoma iš vis pažvejoti. Bangos vėjo, čia užstojo miškas vėją. Bandysim pagaudyti. Gal kas išeis, o čia medžių privirtę. Bandysim pasismaginti, gal ką pagausim, nufilmuosim. Daugiau video, kai atvyksim į vietą. Atvykom, ne? Čia vėjo nesijaučia. Miškas. Keli kibinukai buvo. Čia Rėkyvos ežeras vadinams. Ir kiek girdėjau, kalbėjo, kai jis aukščiausiai pakilęs virš jūros lygį yra. Lietuvoj aukščiausiai. Ežeras tai kaip bliūds. Nu ką čia pagavai dabar? Tik atvažiavom. Tokias va raudelės pasportuot, bet paleisim atgal. Nelabai mum jų reikia turbūt, ne? Atsikabinam. Pirmas metimas buvo. Ir iškart raudelė. Emilis sako, gal metam dugninę, kur nors toli. O, kibimai vėl. Eilinį kartą. Buvom atvažiavę čia prieš valandą, pašėrėm. Gal kas smagesnį užkips. Kas raudelė. Va, sekite jaunuolio video. Mokinasi žvejot pirmas žvejybas. Ir kai bus 100 prenumeratorių, tikrai padovanosim vienam iš jų prizą vertingą, žvejams skirtą, aišku. Tai prenumeruokit, vaiką tegu žvejoja, o geriau, manau, žvejot negu prie planšečių sėdėti. Kaip tu, Emili, geriau planšetė ar žvejyba? Žvejyba geriau. Ir laukiam kibimą. Nu ką, vėl traukimas, nespėjau net antros meškerės, ką čia turim? Raudę. Raudę vėl turim. Paleisime jau, kokią dėti, va, pažiūrėk, didelę. Mažytė, sportuoja vaikinas, mokinasi. Nu, vėl yra. Ne, raudytė. Šitą raudytė. Jau kelintas. Ketvirtis metims, kad čia raudas turbūt. Užmetėm dar vieną meškerikę. Nu, kas dabar vėl? Va, raudelė. Nu, sportuoja va šiandien jaunikaitis. Raudelės trauk. Va, kokią vietą ir raudelė. Pasišėrėm, kokio kvapo buvo pašars? Česnakinis. Česnakinis buvo, tai laukiam kibimą. Kibinės. Kitos meškerės pufą išdėti, tai raudelės nepuol. O Emilis su Dziku sportuoja. Gražios vietos. Miškai. O
tik priplauk prie žalikio. Kiek metė, tiek pagavo, dabar kažko tai prima. Na, man atrodo, kirs kažkas jau eina. Yra. Yra vėl sportininkės. Raudelė. A, čia Sakau, tai tu reiks degninę prižinės. turėtumėm katiną, tai katinas nebepaitų turbūt šiandien tiek prisivalgęs. Abidvės matai plūdės. Nu, bus kibimų. Tikėkimės. Ant kitas nekimba. Tik dzikas šiandien nori kažkodėl. Nėra. Nėra. Kibims buvo gražas. Šį kartą nepaėję. Pažiūrėk, viskas likė tenai. Nematei? Palauk, Vytams valsas, kad gerai. O kur nešerta vieta, jokia kibima. Žmonės su pinigais vaikšto pakrantėm irgi bando pagauti, reikia negilinti tokia, man atrodo, giliausia vieta kokie 5 metrai, o čia vidurkis iki 2 turbūt per vidurį. Pačioj kaip durpė tokia, jaučiu prasnaudė meilės. Yra. Jau galvau, kad prasnaudė, žinai. Biškai buvau snūdęs bachūrs. Raudė. Eilinė raudė. Eilinį kartą. Įdomiai gaunas, kad ir toks ežeriuks, kur pašėrėm va, meškerė užmeta, jinai dirba. O už 10 metrų, kur nešerta, man nėra, palik. Prasnaudė vėl jaunasis žvejys. Raudelė. Bet jau čia vėl prasnaudė. Nu, čia ims, o neims. Arčiau krantą. Ško nebepataika bachūras. Jau blogai. Nu, arčiau krantą, kažin kaip čia bus. Na, tai iš vis atyl. Manau, reiks dugninę mesti. Dugninę mesti. Ką čia gaudyt, o kažkoks gaisras toli. Kažkas užsidegė. Ne, prie krantą neims. Neim prie krantą, arčiau neplaukia. Tai irgi stovi ramiai. Čia pagaitų žmės. O kūnė. Nėra. Nėra. Jis dūrė dar kartą. Tai gal pasieško kokį pufą užsidėk. Ne. Pasimk dabar į rankas. Sudėk meškerį. Pufas sudės. Dzikai yra, jis susiras baltą pufą. Nu tai pasisuk meškerį.
arčiau. Susirask pufą. Pufas. Matot, mokinuos žvejoti. Jo. Pavasaris pamiršęs. Sudės pufą ir drėkstelsim vėl. Nu, pakeitėm masalą. Tas raudelės jau čia eina. Išdėjom pufą. Jėsim, kas bus. Žvejys, va. Sėdu už meškeres. Kažin kaip spės pakirsti. Kitos meškerės užkiba irgi raudelės ant dziką. Tai iškart uždėjom pufus. Pakeitėm masalą vėl. Kitas uždėjom geltoną pufą vanilę. Turim visokią briedą. Turim pelečių, kvapų. Įdomu, kas užkips. Sandzika vien raudelės. Išdūrė. Atsinešė žvejys kėdę. Nu, ar liko geltons? Nebėra. Geltoną titium. Tu gal sudėtis pufą ir vėl mest. Mantis susidresiravusias apiplauka aplinkui plūdės. Per zilką net neplaukė. Plaukė žiūr zilką. Apsisuka. Įvaro toliau. Nu ką, Milis uždėjo pufiką geltoną. Ir nebėra kibimo. Reiškias nori, yra kibims. Bet reiškias daugiau nori dziko. Bandysim dabar dėdziką ir purškalų naudoti. Gal kas nors didesnė užuos. Pasirašom du purškalus. Bandysim ekstra spray karšis ir yra. Gal nelabai matas. Ir braškė. Nu, neturi veiks dar kameros veiksmą, tai bando su savo telefonu. Tiksliau, aš čia filmuoju, jisai žvejoja. O aš tik stebiu. O, iškėlė, galbūt kažkokia plakiuko darbai. Gražus kėlimas buvo. Bet atleistas valas buvo ir pramazila. Nu ką dedam dabar? tą patį. Dėsi vėl geltoną? Purškim. Ar dziką ir purškim? Dedam tą patį, purškim, kad daryti. Nu gerai, bandom. Ką uždėjom dziką, pabūtėm pavasarį braškį. Na, žiūrėsim, tik užmetė, iškart kibimas. Momentaliai. Nu, ne. Veda, kirsk. Ne, išdūrė. Išdūrė. Stop. Eilinis kibimas. Sunku suprasti tą vedimą, kada veda. O, veda. Yra, nu. Nėra. Nu, jie. Nu, dar reikia stažuotis. Nu, kaip
Nėra kada prisėst, va. Na, tai tik užmet. A dabar geltons pufiks, užpūsta braškė ir dzikas. Pasiruoškim. Stempia valama, jau pradėjo. Labai atsargus kibimas, matyt, gal maža kokia raudelė, kad tim. Neapžiūrėjai gal to. Pufika, bet veiksmas iš karto. Tik įmet. Na ką, antra žvejyba. Linksmesnė. Kad duodas, nežinau, ar jų matas. Atdot plūdė. Prie nerišner. Žiūrėsim. O, kas čia išsivertė toks aplinkui, nemažas. Įdomu. Kas čia bus? Šokia žuvis buvo didesnė atplaukus, matęs paviršiai. Galvoja prisėstis, kai atsisėtų, tada jam pradėti kepti iš karto. Nebereik vaiko nei planšetės, o nei žaidimų, žvejoti. Pasiekit Pabachuriuko kanalą. Turiu jau nupirkęs jums prizą, pasiekė 100 prenumeratorių. Tikrai padovanos vertinga, tinkanti žvejams. Nu ką, turbūt pavogą pufika. Kas čia dabar yra? Tampiai palika. Gaila sliekų neturim, turim tik dzikų. Galbūt ir ešerių kokių. Nu, bet bandom toliau. Didėjus pufas tiek, kas? Žuvis nedidėja. Keisim dėti dziką, mes arčiau žolių. Gal kas pasikeis. Tai grįžom atgal prie dzika. Užpuškiant braškę, tai kimba šartoj vietai. Arba išėlės ištraukia kokias 3. Tai iš viso gal kokį jau 20 čia per kiek to laiko, per kokį gal 20 minučių. O kibimas vėl. Eilinis. Žvejys man laukia. Jaučiu, kad pakirta. Vėl. Nu, didelesnė jau. Nu, bet pasportuoti, kai šiaurės rytų vėjas, manau, geriau negu prie kompiuterio sėdėtų vaikas. Tegu žvejuoj. Tai palaikykit jį, pasiekit, prenumeruokit, dėkit laikus. Gal užmest arčiau žolių. Dzikas į papūstą braškę. Žiūrėsim, kas bus, ką pagausim, kaip galvoju. Nemegok. Kibimas jau. Nu. Įsitemk valą. Nuleisk meškerį. Dabar įsitemk. Kibimas jau paguldė biškį. Bando toliau
Vienu žodžiu, tokia žvyba, dar žvėjosim, baterija senka, bet kimba vien raudelės, jeigu kas bus rimčiau, dar parodysiu, tai prenumeruokit vaikiną, paspauskit laiką ir 100 surinkus tikrai bus vertinga dovanėlė skirta žvejui. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, gal buvo įdomu, komentuokit, iki.